Sveiki, mano brangus ožiaragiai, tai yra Taro korto prognozė jums 2026 metams. Pralekė 2025 metai. Labai greitai, man tai pasirodė, kad labai greitai. Parašykite, kaip jums prabėgo šitie metai, ar iš tikrųjų greitai pralekė, kokie buvo sunkus, lengvi, džiuginantis. Man buvo labai tokie emociškai nelengvi, labai taškė mane į visas pusės emociškai. Tai netgi nežinau, kaip pavadinti, ar jie geri, ar jie blogi, ar sunkus, ar lengvi. Manau, kad tokie įdomus, spalvingi. Taip, pradedam. Ožiaragiai, pradedam nuo asmeninio gyvenimo. Kas laukia jūsų asmeninėme gyvenime 2026 metais? Asmeninis gyvenimas, ožiaragiai, pagrindiniai įvykiai 2026 metų. Ožiaragiai, asmeninis gyvenimas. Taip, mano brangus ožiaragiai, asmeninėme gyvenime turėsite metų pradžioj kažkokių tai nusivylimų, nepateisintų lūkesčių, galbūt norėsite atsigręžti į praeitį ir galite gailėtis kažkokių tai savo priimtų sprendimų praeityje. Čia yra korta, kuris sako apie tai, kad apims kažkokia tokia nusivylimų energija, liūdesys dėl sprendimų padarytų praeityje. Ir tai gali jūs šiek tiek metų pradžioj trikdyti, bet šitos kortos esmė ir pagrindinis patarimas. Jūs jau neturite atsigręžti į praeitį. Praeitį paliekame praeityje. Dabar jūs turite žiūrėti tik tai į ateitį, kad ir kaip jums atrodytų, kad galbūt jūs suklydote ir priėmėte kažkokius tai sprendimus neteisingus, kurie šiuo metu, jūs galbūt liūdina arba kažkokią sudėtingesnę situaciją pakliuvote, bet esmė tame, kad viskas tai padaryta. Jau kažką tai, lygti, tam liūdesio energijų, ar ten kaltinimo, arba ten dar kažkokių tai nusivylimo energijų, neapsimoka. Reikia žiūrėti į į ateitį. Ateitis, jinai vis tiek padovanos kažkokias tai naujas patirtis ir taip toliau. Ir duos. Ateityje vis tiek viskas bus tik į gerą. Yra pagrindinė šios kortos žinutė. Ateityje, kad ir tuo momentu jūs galite jausti tą nusivylimą, bet tai yra tik dabarties energija. Ateityje pamatysite, kad viskas bus į gerą. Metų viduriukas toks, kuris duos jums kažkokiu tai pamastymų. Ir vėlgi čia dvi kortos ir du pentakliai ir įsimylėjėliai, tai abi dvi kortos apie pasirinkimą, apie stovėjimą kryžkeliai, apie tai, kad jūs galėsite pasukti į kairę arba į dešinę, apie tai, kad bus tokių dviejonių, abejonių. Galbūt dėl to, kad jūs gailėsitės metų pradžioje kažkokiu tai savo priimtų sprendimų, jūs galite labai stipriai jau dabar abejoti ir dvejoti ir nesiryžti daryti kažkokio tai vėlgi veiksmo arba priiminėti sprendimą. Norėsite jau to šienelio pakloti, taip sakant, ir 7 kartus pamatuoti prieš nukerpant, Tai čia gali būti jūsų pavasaris, vasara tokia energija, kuri jūs stabdys. Jūs būsite abejonėse, dvejonėse ir nenorėsite padaryti kažkokio pasirinkimo, o vėl jį reikės daryti, nes gyvenimas ateina. Gyvenimas tai yra nuolatiniai pasirinkimai. Nuo pat kažkokių tai buitinių dalykų, ką valgyti pusryčiams, ar ten, aš nežinau, atsisakyti taurės vyno kompanijoje, ar neatsisakyti, iki kitų dalykų žymiai svarbesnių, iki svarbesnių sprendimų, ten kažkokį žmogų palikti savo gyvenime, ar jau, taip sakant, jį
jau išpravadyti iš savo gyvenimo, ar eiti kažkokį naują santykį, priimti kažkokį kitą žmogų, ar nepriimti. Nu, nuolatiniai, kasdieniniai pas mus sprendimai. Tuo jau išvengti neįmanoma. Šiaip aš galiu pasakyti jums taip, asmeninėme gyvenime kažkokių tai labai ypatingų pokyčių ir ženklių įvykių kitais metais nenusimato. Sakyčiau, bus tokia daugiau stabili jūsų situacija, maždaug virsite tam pačiam katile. Kažkokių tokių, nematau, ženklių pokyčių, kurie turėtų pakeisti gyvenimą taip kardinaliai 180 laipsnių kampu. Gali būti daug kelionių, gali būti žinių kažkam tai apie pastojimą. Taip, žiūrim toliau. Darbas. Noriu priminti, kad prognozė yra bendro pobūdžio. Kas norėtų savo asmeninės prognozės, prašom rašykite man arba čia žinutę, arba galite užsakyti asmeninę prognozę. Mano tinklapyje Būrimas Taro kortomis, kaina 55 €, bus 30 minučių maždaug video įrašų formatų prognozės, jūsų asmeninės, kurią aš darau naudojant jūsų nuotrauką ir gimimo datą. Taip, sekantis rytis, darbas. Ožiaragiai, kas laukia darbo srity 2026. Taip, iškart krenta korta 3 kardai, ką tai gali reikšti, apie ką. Taip, žiūrim. Žiūrėkite, ožiaragiai, darbo srityje vis dėlto metai gali būti nelengvi. Kodėl? Nes iškart pirmą kortą krenta 3 kardai. Tai yra korta problemų kliučių. Ir tos problemos metų eigoje gali būti 3 pagrindinės problemos ar kliūtis jūsų darbiniai sferai, kurias jūs spręsite metų eigoje, kitų metų eigoje. Gali būti pauzė, stagnacija, sustojimas, galite galbūt sąmoningai, kažkokia nesivystys jūsų darbinė sritis taip, kaip norėtųsi, stagnacija, sustojimas, pauzė, viskas sustojo, nieko nesivysto, galbūt dėl to ir tos problemos kliūtis stabdys jūs, jūsų tikslai nebus pasiekti arba įgyvendinti taip, kaip jūs planavote. Viskas sustos ir reikės apsišarvuoti kantrybę ir išlaukti tą tokį netinkamą momentą. 10 lazdų korta didelio krūvio. Labai daug ant savęs paimsite, labai daug. Ir korta, kuris sako apie tai, kad bus daug išgyvenimų ir darbo sritis gali jūs skaudinti, liūdinti, priversti kentėti. Čia žmogus kankinasi, nemiega naktimis, lieja ašaras, stresuoja, pergyvena, nervų sistema įtempta. Tam, kad to nebūtų, deleguokite savo kažkokias tai pareigas ir kitiem asmenim. Nesiimkite viso to krūvio ant savo pečių, nesistengkite viską patempti patys. Deleguokite dalį, kažkokią dalį. Darbinės sritis tikrai tokia gali jūs priversti pergyventi ir galite jausti didžiąją metų dalį įtampą. Taip, finansai. Kokia bus finansinė padėtis? Ožiaragiai. Finansinė padėtis, kitų metų finansinė padėtis. Finansinė padėtis turėtų būti nebloga. Ta prasme, kad jinai gali būti maždaug tokia, kokia ir buvo prieš tai, tokio paties lygio. Metų pabaigoje gali būti vėlgi sustojimas ir stagnacija. Dėl kažko tai galite tarytum pakibti tam pačiam lygiai ir nei pirmin, nei atgal. Nei regresas, nei progresas. Tas pats, bet taip tokia irgi pauzė ir stagnacija galima ir finansų srity. Taip, sveikata. Kokia bus jūsų sveikata, ožiaragiai, kitais metais? Sveikata. Pagrindinė korta, žiūrėkite, iškrenta korta imperatorė, tai yra korta pastojimo neštumo. Tai tikriausiai vėlgi pagrindinė naujiena gali būti jums, mano brangios moteris, apie pastojimą. Taipogi pagal imperatorę gali būti problemos moteriškų ginekologinio organų. Tai gali būti problemos gimda, kiaušidžiai, krūtis. Tai pilvo apačia. Šiaip, aišku, pilvo apačioje gali būti ir kitų organų, ten kasa, gali būti žarnynas, bet vis dėlto tai daugiau yra būtent moters ginekologinė pusė. Tai irgi
tiesiog patarimas atkreipti daugiau dėmesio į tai. Sėkmingų jums metų, mano brangus ožiaragiai, nuostabių jums metų, svajonių išsipildymo, laimės, sveikatos, tik tai gerų, džiuginančių patirčių. Sėkmės!